Sveikučiai. Nu ką, chebrytė. Vakar žemynės striukės, šiandien pyst šiluma. Vėl iki 20. Tai 20 tai yra aфиgenai daug. Tai ką aš žinau, va sugalvojau tokią žvejybą. Plūdinę, meškerę, stajakį. Prikabinu porą botkočių. Bandys pažvejoti tiesiog su plūdinė. Pasijaukinsim. Ramiai. Turim dzikūną, mėšlinuką, kukurūzą ir pinką. Tai sakyčiau per akis. Ką einam dabar užsijaukinsi. Paskleisi labiau tokį plotelį didesnį, nes šinais į plūdinį gaudys. Nežinau. Kas kibs, tas kibs. Tikslas pagaut žuvį. Tai va, chebra. Visiems nei žvyno, nei uodegos. Ir einam jaukintis ir ruoštis botkočių. Eilinį kartą dar vienas dalbajors. Tipo elemaž jam vietas. Bal didelė varis pakrantėm, karočiai. Supratingums pastos, tai ką žinau. Nu, einam. Pasijaukinsim. Turim kukulių. Karšinis, jauks, nežinau. Kokį turim, tokį turim. Na va, pasijaukinau tokį plotelį, nežinau, 3 ant 3, jeigu taip įsireišks. Tai ką einu dabar jau ruošti botkočius ir bandysim pažvejoti. Nu, va, chebrytė. Ilgai nuobodžio šį viską narkul. Kaip sakant, pasirašiau. Tai va, atsimatau gilis. Turim vieną problemytę. Kaip visada, šoninis vėjas, kuris man nepatinka, nes plūdinį šoninis vėjas yra
kaip sakant, gavno. Geriau būtų į veidą. Arba į nugaras pusę, tik ne šoninis. Aišku, priklauso ir silpnums to vėja. Tai va, darai tiesą, darysim. Kukurūzų iš rankas pamėtysim. Bandysim, tai va, kaip minėjau, turim dzikų, pinkų, sliekų, mešlinuką ir kukurūzų. Tai gal dabar einam jau ir iš karto pasimėtysim. Nu, sakyčiau, gan, kas per daug tas nesveik. Ai, dar įsimečiau čia. Dėl visą piktą, jeigu pagausim žuvelioką, va tokį va tinkliuką, vaikišką. Bet, kaip su mano tokiom šiuometiniam žvejybom, man atrodo, bus pats tas. Tai va, nu ką, einam, kabinam ant kablę ir bandom pasėdėti. Šiandien naudoju 3 gramų plūdis, atstumus nedidelis. Tai va, turim pirmą kombinaciją va tokią. 3 dzikai, mešlinuks ir uždarytas mažą pinkutį. Ką, einam, užsimėsim. Užsimėsim, aišku, čia tas vėjas, blemba šoninis, nėris stiprus, bet, kaip sakant, užknisant. Nu, va, čianai vieną arčiau, ten kažkokių lelijų kaip ir yra kraštas. Tai bandysiu čia vieną. Gerai, einam sekančią. Nu, vo, turim ir antrą kombinaciją. 3 dzikai ir kukurūzas. Žinau, šitą balą mėgsta, šitą buterbrodą. Bent seniau mėga. Tai va, užsimetam antrą ir tada ramiai sau ir sėdėm, laukiam kažko. Jo. Na, čia panašiai gal kokie nuo kranto 6 metrai gal. O kas čia dabar yra? Ką čia gylė tiek? Buvo atreguliavęs kažkas, tai išsireguliavo. Padidinti reikia. Va, ėmimą, hebra, kažkas ant tos pirmosių man kliopina. Eik tu, kur tu čia įvarė man? Nu, nafig. Blemba. Kažkoks, lėlį įsivarė. Nu jo, gal ir gerai, kad pirmas ėmims ėjęs į promą, bet tik užsimečiau.
Nu jo, tai reiškia kažkokią veiksmą turėsim. Nu va, galim dabar jau persimečiau ramiai pasėdėti. Bet susimoviau šiandien iš tikrųjų, kai atvariau apžiūrėti anam kitam krantį, buvo banga, atvariau čia dabar šonins, kažkaip vėl sukas, dabar žiūrė anoj pusėj, nėra bangos. Nu, žodžiu, kiek supratau, vėl turėsim šiandien reikalų su besikeičiančios krypties vėjai. Nieko naujo. Nu, laukiam. Nu va, pagaliau chebra kažką turim. Aiktų. Ir vėl nesąmonė. Žinot kas? Taigi makarakelis. Nu. Kas? Va. Kas? Oi. Tai va tie gal ir baida tuos. Andzika, 3 dzika ir slieks. Ir kaip iš mane nukanda. Kabliukas jam kitoj vietai. Nu va. Gerai, nešam jį toliau iš šiko, kai jis man čia daugiau neknistų protą, kaip sakant. O. Nu. Eikta. Makarakinau, tu makarakinau. Nu. Jok. Eikta. Žodžiu, kol kas chebra. Va taip. Viens jėmims pramazinau, ten kažkas į žolsį varė. Vieną kažkas tai slieka. Nuknysa. Ir va dabar va. Užkybo. Ai. Aiškiai gaiščiai buvo ir visas kitas žuveliukai ir bejoja turbūt ir prieiti. Nu ką, iškrapščiau, dabar reikia tikėtis, kad kažkas dar iššaus. Nu ir kaip chebra, anomalijai, vėjas persisukia visiškai priešingą pusę. Ir dabar dar viens navarots pradėjo tos alksnepūks nešti, žodžiu, čia kaip žvejoji tarp pusnyną. Eik tu nafik. Tai ką žinau. Dabar čia ir valus aplips tom nesąmonėm. Nu, žodžiu. Tai va. Ne kažką kol kas. Nu jo, chebra, čia žvejybinės sąlygas tai yra vieni pukai va.
ant valo net nebein užmesti. Toks įspūdis susidaro, kad čia niekur kitur tik nėra tų pūkų. Tik toj vietoj, kur aš žvejoju. Nu, žodžiu. Kol da kantrybės turi, tol žvejoju, jeigu ką, tai nežinau. Plemba kas per padaras, tai ką žinau. Ir niekaip tu jais neatsikratysi. Jaukintų vietą. Nebenori šinai keisti. Tai žodžiu, nežinau, chebrytė, kaip čia yra, kaip čia bus. Toks įspūdis susidaro, kad jau ir baigęs mano žvejybinę karjerą. Žuvies nėra. Niekas jums gero jau, kaip sakant, nebeparodau. Nedarykit tokių klaidų ir nesimokinkit iš manęs. Žvejokit pagal tuos, kur turi savo ten kanalus, kaip profesionalai, pamokymai visokie ir taip toliau. Tai va, ką žinau, dar kol kantrybė neš, dar būsi. Bet matau, kad čia bus tokį šikną. Kaip tai pasikeis, taip staigiai viskas keičiasi ten, nežinau. Žodžiu. O, sausarūris. Jo, sausarūris. Ko iš tik susipūci? Nedėsim į tą tinkliuką. Drugelynį. Vyniok. Kaip jum jėdzės kūšis? Nu ką, chebra, neatlaikiau frontą tų pūkų kyliams. Nežinau, turbūt nebesikankinsiu, baigę šitą žvejybą, vėl eilinį kartą nieko gero. Aišku, šitas oro sąlygas ten. Ne tai, kad vėjas knys protą, bet ir dar pūkaitė. Aplink valą neįmanom, tiesiog metimą pasidarai, nori persimest griljandas kabo. Tai žodžiu, ką, chebra, nežinau. Pažiūrėkit kitus kanalus, kitus video, rekomenduoju, asmeniškai man patinka Armino Morkūną, kolega, vadinu bratka, linkėjimai tau. Tai va, pas mane tokį žvejybą. Žodžiu, neviniosi čia. Nieko į vatą, eilinį kartą, tokį žvejybą, kuri net neįmanoma pavadinti. Aišku, žvejybų kaip žvejybų oras, va, liuks. Nu bet va,
kliūtis kitas. Tai ką žinau, dabar chebra neįsivaizduoju. Nenoriu aš labai jūsų liūdinti, savo gerbėjų, savo sekėjų, bet sakyčiau, kad darysiu pertrauką nuo tų nesąmoningų žvejybų, nekibių, nes ir taip man jau toks įspūdis susidaro, kad aš jau galėčiau vadinti, nu, tebūnė taip, youtuberis, kuris kėlė video žvejybins ir dar nesugebu pagauti žuvies. Asmeniškai galiu pasakyti, gal gėdu prieš tuos, kurie ant sofos sėdi, bet negėdu prieš tuos, kurie supranta, kad žvejybas tai ne vien tai, kas rodoma užmetei, pajaukinai, pagavai. Jo, bandžiau aš visokių jaukų, tikrai. Esu pagavęs, esu nepagavęs, bet įlipu dabar į tokią duobę. Nežinau, sunku man ką ir pakomentuoti. Tai va, jeigu ką, chebra, dar paspauskit laiką, dislaiką ir nežinau, dabar tikrai, ko gero, darysiu perikūrą, kaip sakant, nuo tų žvejybų, nes neturiu minčių. Tai ką, chebrytė, kas žvejos, tai visiems kaip visada nei žvyno, nei uodegos, o mes susimatysim, ką žinau, kad